12 ar 11, prie kurių artėja jau stojimo reikaliukai, tai šitas video galėtų būti jums. Bet ir bus. Žinau iš patirties, kaip yra sunku išsirinkti ne tik studijų kryptį, bet ir įstaigą, kur tu pradėsi savo naują kelią ir taip toliau. Tai aš esu baigusi SMK, tai socialinių mokslų kolegija, dabar man atrodo kažkaip kitaip vadinasi, tai marketingo ir reklamos kūrimo studijas. Ir jeigu turite kokių klausimų dėl kolegijos ar dėl pačių studijų, tai galite užduoti klausimą komentaruose ir aš padarysiu atskirą video. Taip pat ir dėl kitų programų galite drąsiai klausti, nes turėjau nemažai draugų ir pažįstamų, kurie irgi mokėsi šitoje kolegijoje, tai pavyzdžiui, kosmetologija, transportos teisė ir taip toliau. Man bus faina jums padėti. Jeigu manęs dar kartelį paklaustų, ar aš norėčiau ten studijuoti,